Dabar perėjus prie pagrindinių faktų 16-17 ar ten 18 amžiaus, kas čia vyksta. Išdalinami sklypai, dalis tų sklypų čia atsispindi toje kronikos teritorijoje, gyvena miestiečiai. Pagal pirkimo pardavimo sutartis, kurios yra fiksuotos Kauno magistrato knygose, kurios taip pat labai gerai išliko Kauno magistrato knygose, visam gatvės atkarpos ilgyje, nuo Pilies iki, reiškia, Raginės, Raginė toks yra priemiestis privatus, prie pat mūsų Lituanikos kampo, yra 30 sklypų. Perkant parduodant visada aprašoma, ką perkant parduodant. Tai daugumoje sklypų iš 35 yra mediniai namai su daržais. Ir tik 3 sklypeliuose stovi vienaukščiai mūriniai pastatai. Tai yra žinios už 1560 metus iki 1590 metų. Žiniom iki 1650 metų keliais padaugėja gyventojų mūriniai namai. Jų atrodo 4 ar 3, o 18 amžiaus vienoj pusėje 7 namai. Bet vis tiek reiškia apstatymas yra privatus sklypai, orientuoti galais į gatvę, mažaaukštis apstatymas, jokių ypatingų akcentų jame nėra. Vienas akcentas atsiranda ir kuris ilgą laiką buvo, tai ties vieta. Dabar tos vietos nebėra, yra aikštė, prie šitą apsisukimo. 1600 metais statoma gynybinė siena. Ta gynybinė siena tęsiasi, šitą neturėsi, ta raudona linija, kuri kyla viršų. Paskutinis sklypas dabar yra, maždaug antras sklypas nuo viršaus, dar yra jau Lituanikos teritorija, viršutinis ne, o ties raudona linija viršutinė buvo pastatyta gynybinė siena, kokia jinai buvo. Buvo iškastas griovys, supiltas pylimas, ant jos stovėjo dalinai mūrinė iš tų rasto strokolų vadinamų sieną, mūriniai dvieaukščiai vartai išvažiavimo ir aplink jos gabalas mūrinės sienos. Šitą sieną stovėjo iki 19 amžiaus, nugriauta 805 metais. Tai ir išlikęs įdomus netgi toksai dalykas, kad tą sieną nugriaunant, ruošia šiuolaikinį aukcioną, susirenka kolektyvas ir išaiškina, kurie brangiau už vieną plytę sumokės. Tada nurodymai duodami kalbėm, kad jie padarytų reikalingus įrangius ir dar maždaug meistrai, kurie tai griaus. Nes apskaitomos tais laikais buvo tvarkingas kaip dabar. Po pergalių išlikė apie tai daug. O šitą vietą archeologų netyrinėta, aš nežinau, kaip iš tos sienos liko. Nes žiedė ir tokiam judėjimui nieko nepakasinėsi. Dabar ką galiu pasakyti, kad toj teritorijoje per 18 amžių gaisrai, maras, sudeginta, vėl gaisras ir čia kas nors labai įsiplėsti negalėjo. Datos, kaip sako Gulė, aš jas labai giliai nesigilinsiu. Dabar truputį perbėgsiu tą, ką jau žinau. Vienas iš pirmųjų 18 amžiui, kaip sako, gale atsiranda Kaune apie 12-15 miesto planų. Visi jie skirtingo lygio. Vienas iš geriausių vadinamas yra šitas generolo majoro Deivytės planas, darytas natūrinis, bet jis labai tiksliai pavaizdavo miestą todėl, kad jis ruošė projektą gynybinių įtvirtinimų aplink miestą. O kodėl jis jos ruošė? Todėl, kad Kaunas tapo pasienio miestu. Tas, kas buvo už Nemuno, buvo Prūsija po padalinimų valstybės, tas, kas Lietuvoje buvo, pačiam Kaune centre, buvo priskirta Rusijai. Už tai turim teritoriją. Štai, stovi dabartinės Lituanikos teritorija prie Neries, vidurinis kvartalas, kurį dabar Kauno tą buvusi, Mikalojaus bažnyčia, nedidelė teritorija. Ir dar netgi šitoje vietoje viršuje ant gatvės, ant kelio stovi mūriniai tie vartai, dar nenugriauti. Tokių planų yra ne vienas ir aš pabandžiau suvesti informaciją apie sklypus, kas yra ant 788 metų inventorius. Apie kiekvieną sklypą yra aprašyta Jokūbo Dekurno inventoriuje. Ir po visų tų gaisrų pasirodo ištis nei vieno namo neliko mūrinio. Vieni Lituanikos teritorijoje ir aplinkui tik tai keli mūriniai namai. Dabar Jomalos gatvės ir šitoje Daukšos gatvės kampe restauruotas statinys, generalo gubernatoriaus namukas tas stovintis ir to baigėsi. Bet gatvės trasos, skersgatvis palei miesto sieną, miesto sienos vartai, po šiai, kaip sako, vaizduojami ir jie stovi. Čia yra 837 metų planas, Tomas Paškovskis, Kauno matininkas, padarė šitą planą.
Vėl matom tą pačią teritoriją, tik jau nugriauti vartai, vartų vieta. Toks kaip trikampis padarytas išverstas. Dabar labai gerai paskubėsim. Čia pagal tai suvestas ir 43 metų inventorius. Matom vėl, medinis sustatymas ištisai, sienos nebėra, mediniai pastatai tie patys. Ir čia tuo laiku, kodėl aš atkreipiu dėmesį. Taigi va, visą kraštinę šitų pastatų stovinčių, einant į gatvę. Čia yra Poliščinskio litografija, daryta pagal ankstesnį grafo Čapskio piešinį, spausdinta Vilniaus albume, kuris dar vėlesnis. Bet piešinys yra 19 amžiaus 30-mečio. Dabar 19 amžius, tai yra išvis Vilnius, Kaunas yra gubernijos centras, pasidaro, žinot, 843 metų prasideda naujas gyvenimas, nauja statyba. O svarbiausia, ką paminėjau, kad Neris, kaip upė tokia labai įdomi, jin visą laiką plauna savo krantus. Ir nuo 16 amžiaus buvo pradėjus gražiai plauti tą krantą, kad buvo pasiekus štai tokį lygį. Prie gatvės dabartinės, jau tos, kur autobusų stotis iš viso nieko nėra, čia krantas Neries. Čia gatvė. Viena gatvė jau buvo atverta į upę. Ir 851 metų krantinių tvarkymo nurodymai, yra toks projektas parengtas, numatoma tvarkyti krantinės. Į tą teritoriją įėjo ir būtent mūsų dabar nagrinėjama vieta. Kaip teritorija buvo tvarkoma ir siūloma tvarkyti labai detaliai aprašoma, statomos dambos, skersai upės, atsiranda sėklumos ir liepta iš miesto vežti prievartą, bet kokiai statybai grūzą, kad užpilinėtų šitas vietas. Taip Neris buvo stumiama atgal. Ir štai dabar aš turiu 903 metų pagal inventorizacijos duomenis, būtent labai gera inventorizacija, kiek jau tuo laiku nuo 850 priaugavo šitą taškinę liniją, tai yra priauginti sklypai, kaip pailgėję sklypai. 903 metais yra labai nedaug dar jūsų kvartale tų sklypų ir namų, kurie yra mūriniai. 5-4. Viskas užstatymas medinis, sklypų struktūra, tarp kitko, palyginus su 18 amžių, beveik nieko nesikeičia. Tik vieni sklypai sustambėja, užpirkus gretimą kaimyną, kiti susmulkėja. 25 metais dar gaunama iš Neries teritorijos gabalo, bet gatvės dar viršuje nėra. Atsiranda pastatų daugiau mūrinių, pirmose aukštose, kaip paprašo, įsirengia prekybinės įstaigėlės, o prie Neries ir prie upės naudojama sandėliavimui medienos išvežamos. Čia yra paskutinis planas, kada dar buvo likę privatus sklypai. 936-37 metais šitą sklypą patenka ir mūsų visi vizualikos sklypai, bet tarp kitko likęs vienas iš senųjų skersgatvių, prie kurios stovėjo mūrinė siena, kaip sakiau. Jinai prasidėjus nuo Mikalojaus bažnyčios sienos, va šito kraščiukų išeidavo prie Neries, o čia stovėjo vartai. Dar likęs skersgatvių. Dabar jau jų nebėra. Tiltą patys matot, o sklypų senieji numeriai išlikę pagal jos archyvinę medžiagą labai nesunku rinkti, jeigu reikia, netgi sklypų dydžių su pilno užstatymu galima gauti. O kitas atvejis tai paskutinis dokumentas, kuris fiksuoja privačius sklypus, nes 40 metais atėjus bolševikam pilna sklypų nacionalizacija buvo. Čia 48 metais Lituanikos vietoje rodomas tuščias sklypas, bet jisai netuščias, o bolševikų nurodymais nebuvo rodoma nei viena artelė, nei viena gamykla. Nu, strateginis dalykas, darant batus, galima aišku labai pakenkti Sovietų Sąjungai. Nu ir dabartinė vieta, kaip ir palyginus su tuo, kas pasikeitė, prastokai čia matosi, bet iš senojo apstatymo, kaip ir kalbėjau, vyko pagrindinės tos kelios trasos nedaėjusios ir va, kertant į žiedą, trasa, kuri buvo miesto sienos ir teritorijos. Jūs ją geriau išmanot, negu aš nes labai jau prastata mano skaidrė. Ir dabar, jeigu, kaip sako, yra poreikis gauti tos istorinės medžiagos ir gana su tiksliais, matavimas, jeigu kam kiltų mintis, tai jie galima gauti, bet aš to neparašiau. Tai tokia mano apžvalga, jeigu kam kiltų klausimas, galiu atsakyti dabar, nes tada daugiau nekalbėsiu. O kam reikės pasiskaitys, arba galėsit klaus manęs.